Sveiki, malonu ir vėl čia matyti, jeigu esate naujas, tai labas, aš esu Rasta ir dalinuosi čia savo raganavimo patirtimi. Šiandienos video yra pratęsimas seno, vieno iš pirmų mano video, tai yra mano šokio progresas antra dalis. Kai dariau šitą video, aš galvojau, jog šokis yra visai atskira mano dalis, bet per pastarosius tuos kelis metus, tada buvo iki 21 lygtais, dabar jau to 24, tai va per beveik 3 metus, šokis mano gyvenime labai progresavo, jis niekur nedingo, nors ir buvo pauzų. Ir gyvenimas pradėjo prie to, kad dabar šokis yra didelė ir mano praktikos dalis, ir visi šie keli metai buvo ilgas mokymosi procesas man suvokti, jog tai yra kažkas, ką aš galiu įterpti ir magiją, tad šokiai nebeliko atskira mano gyvenimo dalis, tapo ir mano praktikos bazė, mano kiekvienas ritualas neapsina be kažkokio judesio, be kažkokio šokio, net jeigu jis yra tylo ir net netrodo kaip mums įprastinis šokis šiais laikais. Pravesiu jūs per visą šitą progresą, kaip aš pradėjau nuo ten, kur buvau prie tam video, kur pasibuvau ties K-pop, kur ėjo toliau. Kalbama ir apie mano intuityvų šokį. Tai va. Ok, neturiu jokio skript, tai matysim kaip gaunas, bet tiesiog žiūrim. Tai šitas video yra būtent tai, kur pabaigiau praeitą video, keli mėnesiai po jo, gal biškiuką daugiau. Tai yra tas Everglow choreografija, tai momentu buvo, man atrodo. Čia iš tikrųjų labai juokingas foreshadowing, nes pradedu šio video tuo, kuo ir pabaigsiu. Tai nes originaliai šitas šokis yra high heels, tik čia šoku su kedais, tai pamatysite eigoje, kodėl tai yra iš tikrųjų taip svarbu man šiuo momentu, nes jau tada mane truputuką internetas vedė ten, kur turiu būti. Also toks mažas pastebėjimas, just pay tribute mano ilgiam plaukam, gailiuos, kad kirpau. Judant toliau, aš nebe tiek likau K-pop, nors šiek tiek dar tuo užsiėmiau, bet tai labiau buvo koncertų ar pasirodymų special choreografijos kaip šita, kuri nebuvo mainstream ir nebuvo skirta specifiniai dainai visą laiką kiekvienam pasirodymui, tiesiog būtent tam vienam. Tačiau nepaisant to, šioje fazėje aš buvau labai trumpai ir išmokau vos porą tokių šokių. Neilgai po to išlipau iš savo K-pop fazės, man atsibodo, tai iš tikrųjų debeitų tame pomėgio taip pat nebetiek, pradėjau domėtis tą visą kultūrą. Ir dėl to pradėjau vėl šlifuoti savo originalius šokio gebėjimus, sportinius šokius. Tai mokiausi tiesiog su internetu, be jokių papildomų mokytojų, tiesiog iš YouTube'o. Bet pradėjau vėl just malonumą tame ir iš tikrųjų vėl atkapščiau, kad man vis dėlto gal reikia daugiau išbandyti skirtingų stilių. Ir čia tiesiog keli video sudėti mano mokymosi. Jie nėra idealios kokybės, nes jie gan seni, aš neklystu, čia yra 21 metai, gal 22. Tiksliai nežinau, nuoširdžiai, net nežinau, kur rasti dabar datas. Tai va, tiesiog žiūrėjau, kaip sekasi ir bandžiau ir mokiausi. Taip sąžiningai tuo momentu net kelis kartus pasirodžiau mokykloje. Tai buvo 11 klasė, tai galima pasakyti, jau tai buvo senai. Vėl pažiūrėkit plaukų ilgį, ta prasme, aš tokia kvaila esu, kad nuskirvau, aš negaliu, ta prasme, aš save taip peikiu, taip gerai atrodė, net surišti iki šiknos. Tai va. Šitą video jūs matėt, tai buvo mano vienam iš tų kelių blogų, o čia yra video, kuris turėjo papulti blogą, bet taip ir negavo, tad jeigu norėsit pamatyti kada nors, tai komentuokit ir bus pilnas šio pasirodymo video. Ir dabar atsirado fazė, nuo kurios vėl pradėjau pamilti šokį, tai yra 100-dienio repeticijų ruošimasis. Ta prasme, 100-dienį labai nemažai choreografijų ruošiau aš su savo viena draugė. Ir irgi tuo momentu buvo abiturientė, tai yra jos choreografijos šokis. Ir iš tikrųjų pradėjau net pati kurti choreografijas, šis šokis, o dieve, šis video iš vis toksai, namų ūkio, kaip matot, aš tuo momentu buvau Ispanijoje, atostogavau per žiemos atostogas, bet nusprendžiau, kad reikia sukurti šitą choreografiją, galų gale šoko visos merginos ant scenos ir buvo žiauriai kietai pamatyti savo darbą, tai nuo to pradėjau lipti kitus stilius, taip pat tai buvo labai smagus patyrimas man, nes vėl galėjau grįžti ir į sportinius šokius, tai čia statėm choreografiją Pasadoblio, čia šitą video matosi mano draugė. Pasadoblis iš tikrųjų buvo mano mėgstamiausias šokis iš visų sportinių šokių, iš visų 10 pasadoblis buvo diši, dėl to labai teatrališkas jis. Ir aš esu dramatiška, tai tiesiog yra kažkas tokio, ką aš labai mėgau daryti. Ir tiesiog jūs pasižiūrėkit, kaip mes vaibinom. Ta prasme, visas tas pasirodymas buvo žiauriai gerai, žiauriai patiko, ta prasme, ir va, būtent čia vėl pamilau šokį ir pajutau, kad man reikia daugiau skirtingų stilių gyvenime.
Tai dabar tiesiog parodysiu kelis klipus, kur matosi jau rezultatas. Čia yra tos draugės stilius. Jinai yra balerina, aš ne, bet tai buvo pirmas kartas, kai tokį va tą moderną išbandžiau, tai yra labai jo stilių perimta ir iš tikrųjų labai mėgavaus tuo momentu ir buvo neįtikėtina, ta prasme, išmokti kažką tokio per tokį trumpą laiką iš žmogaus, kuris tiesiog irgi yra labiau mėgėjas, nei profesionalas kaip aš, tai yra kažkas nerealaus ir tiesiog čia pasidaublio rezultatas. Tai yra something else, irgi aš labai didžiuoju savim ir tiesiog kaip gavosi. Ir, kaip sakau, šimtadienis vėl tiesiog įžiebė tą meilę šokį iš naujo. Ir būtent po šimtadienio pradėjau praktikuoti savo intuityvų šokį. Yra visas video, visas reelsas apie tai Instagrame, bet tiesiog tai yra kažkas naujo man. Ir aš senai nujaučiau, kad to noriu daryti, bet niekada nedrįsau dalintis. Ir būtent iki tol ėję metai mane privedė prie drąsos išmokti tai padaryti, pasidalinti. Ir tada iš tikrųjų intuityvaus šokio ritualą net papuoliau šiais metais ir visa patirtis privedė mane prie to, kad šokis yra pati svarbiausia dalis mano magijoje ir kad aš negaliu atlikti ritualo be jokių judesių, aš turiu šokti. Tiesiog pažiūrėkit, ko aš laiminga čia. Kiek daug laimės. Na ir galiausiai grįžom prie to, ką sakiau, nuo ko pradėjom, tai yra high heels. Tai yra visiškai naujas stilius man. Aš nors užsiemu intuityviu šokiu ir užsiemu tuo dažnai ir aktyviai, bet man high heels yra kažkas tokio, nes aš įeinu vėl į tą šokėją, kai stengiuosi iki tobulumo ir mokausi ir iš tikrųjų tai, nežinau, nesakyčiau, kad tai yra labai sunkus žanras, kol mokaus studijoj. Buvau seminare, tai seminare tada mane hamblino labai stipriai, o ten tai buvo galingai sunkiai, bet šiaip iš tikrųjų labai didelis kaifas būtent iš šios stiliaus. Išmokt, padaryti. Plus high heels yra puikiai vieta man atkurti ryšį su savo kūnu ir atrasti vėl meilę savo. Kažkodėl pastaruoju metu labai buvo sutrikęs mano pasitikėjimas ir meilė savo, tai būtent čia yra nuostabi vieta tai daryti. Tiesiog tai yra puikiai vieta kurti ryšį su savo kūnu ir išmokti jį pamilti iš naujo. Na ir paskutinis punktas, apie kurį norėjau pašnekėti, kuris eina kartu su high heelsais, bet tai yra improvizacija. Tai labai arti intuityvų šokio, tik šio tikslas yra ne kažką išburt, kažką sukurt, bet tiesiog apsivalyti save ir pajust savo kūną. Vėl ta pati grįžta kelias, ta pati kalba apie meilę savo. Labai šiuo metu su tuo straglinu ir būtent tas intuityvų šokis, tas improvizacija man leidžia tai surasti iš naujo. Iš tikrųjų labai padėkoti turiu Vladai, kad jinai duoda mums užduočių ir duoda galimybę tiesiog paeksperimentuoti savo kūnu ir kad leidžia filmuotis, tai yra kažkas tokio, nes labai smagu po to pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai tiek tą video. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi jums patiko. Jeigu turite klausimų, idėjų ar dar kažko, tai drąsiai komentuokite, aš visą laiką atvira pokalbiui. Taip pat galite su manim susitikti mano socialiniuose tinkluose Instagrame. Tai čia mano Instagramas. Ir iki kito pasimatymo. Čiau.